Kaip mes naudojam seksą, va čia ir yra rimti klausimai, kaip jį naudot, kaip iš jo gauti fizinį malonumą, kaip iš jo gauti psichologinį malonumą, kaip jo nepernaudoti ir kaip nenusivaryti į lankas. Kišokoja, ar ne, kuri viską idealizuoja, ten yra grinai fantazija. Galima turėti stiprų bendrumo pojūtį ir klausimas, kur mes eisim. Nes mes seksą naudojam pagal sąmonės lygį. Pas normalų sveiką vyrą yra iliuzija, kad jūs turit padaryti moteriai geras. Yra juk moteris, jo, kaip čia dabartis, o jinai paima ir atsisako. Ir konfliktas. Taip, ir va, dabar išnagrinėkim šitą vietą. Tai nereiškia, kad turiu visą 100% duoti kitam, kad galėčiau duoti. Ne, vyras yra duodanti energiją, moteris yra transformuojanti energiją. Tas pats BDSM. Taip. Pakalbėkime apie BDSM. Visiškai skirti savivertę pasikelti, pradeda, tarkim, pas fotografus eina fotografuojasi ir kai gauna puikių nuotraukų, jis pasijunta geriau, ypač moteris, arba turi save davesti progą. Kiekvienas žino žaidimo taisyklės. Taip. Blogiausias dalykas, kas poroje gali būti, kai nežinai žaidimo taisyklių. O, kaip būna po to gerai, ne? Nes seksas yra morfino. Taip. Įsivaizduokim, kokios yra galimybės iš savęs spinduliuoti tai, kad būtų magnetas tavo išsvajotiems santykiams. O aš apie tai. Pagrindinė mano manymų pamoka, kur šiandieną aš noriu pasidalinti, yra tokia.